Skausmu. Visai Kauno aišku komandos gynybai. Susispaudė arčiau krepšio. Įprato gintis kauniečiai ir už tą susispaudimą. Dabar turi pakankamai brangiai mokėti Arnas Velička. Koks galima pakalbėti ir apie tokius dalykus kaip artėjantis jaunučių Europos čempionatas, kuris vyks čia Lietuvoje. Ir būtent šios amžiaus kategorijos vaikinai gins savo mūsų šalies taškai ir 6 atkovoti kamuoliai šiandieną. Na, konkurencija Šarūno Marčiulionio ekipoje. Rungtynėse kartu su aikštė. Dabar Gadlijauskas, Bosakas, Masalskis ir Vaičiūnas. Kauno ekipa ketvirtąjį rungtynių kėlinį pradėjo tokios sudėties. Reklaitis, Kapralov, Velička, Grubliauskis ir štai taip aptirpsta kauniečių turėta persvara iki 13 taškų. 34-21. Tikrai nemanau, jog pasiduos be kovos Vilniečių. Vilniečių atsakymas taipogi nesėkmingas. Arnas Velička su kamuoliu, jo reidas arčiau krepšio, gali šis krepšininkas be abejo visas rungtynes spausti savo varžovus kauniečiai. Kol kas tas spaudimas pasiteisina visų 100%, tačiau jėgų jam reikės tikrai be abejo labai daug ir nes kuo daugiau kovos ir intrigos, to be abejo tik smagiau. Arnas Velička su kamuoliu. Na, šią pavardę šiandien tikrai, manau, teks tarti dar ne kartą. Kauniečiai trečiajame rungtynių kėlinyje, bet pagirtinai kaunasi dėl atšokusių kamuolių jie. Arnas Velička, na kiek jėgų turi šis krepšininkas čempionate Lietuvoje. Na, o kas paaiškins tai, kas vyksta čia, neįsivaizduoju. Dar viena, kai supranta, jog 5 žaidėjais remti šiandieną jis tikrai negali. Rungtynių tempas išties labai aukštas. Rentų į čempionų titulą. Arnas Velička dabar perima kamuolį iš varžovų ir išprovokuoja pražangą. Na ir dar viena Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos klaida į varžovų krepšį. Šiandieną kol kas jis pristabdytas. Vos 3 taškai jo sąskaitą. Jau matėme, kuomet Vilniečiai nesugebėjo net persverti kamuolį į varžovų aikštės pusę. Velička iš toli 3 taškai į kitą aikštės pusę ir tiesiog dovanoja vieną po kito kamuolių savo varžovams. Reklaitis atmeta kamuolį atgal Velička. 3 taškai šios atakos metu, bet atsikovoja kamuolį po varžovų krepšių kauniečiai. Vėl iš toli atakuoja Velička ir dar kartą pataikytyvos imas šis krepšininkas, tačiau ne vien jis tempia šiandieną kauniečius į priekį. Dar kartą Velička iš toli ir dabar jau pataiko taškų. Reguliariajame sezone šios ekipos taipogi buvo susitikę 2 kartus. Abu susitikimus laimėjo Vilniečiai. Vienas iš tų 2 klysta jau po varžovų krepšių ir Vilniečiai. Arnas Velička. Prieš jį Vaičiūnas. Iš 3 taškų zonos Grubliauskis. Mokyklos auklėtiniai. Ir šiandien čia jų nematome. Tiesa, jie iškovojo 3 vietą. Čia prieš tai vykusiose rungtynėse dabar Arnas Velička atkovoja kamuolį.